Knygynuose pasirodė pirmoji lietuvių kalba išleista knyga apie vieną azartiškiausių ir dažnai stulbinančių laimėjimų atnešantį kortų žaidimą – pokerį. Pokeris vienas sparčiausiai populiarėjančių pasaulyje proto žaidimų. Kai kas jam priskiria ir azartinio žaidimo etiketę, čia yra ilga diskusija, tačiau faktas, kad šiame žaidime tikrai reikia tam tikrų įgūdžių, tiek matematinių, tiek psichologinių, tiek bendravimo. Galų gale tai puikiai forma praleisti laisvalaikį. Na ir manau, kad buvo tik tai laiko klausimas, kadagi Lietuvoje atsiras ta pirmoji knyga apie pokerį. Iš tikro labai malonu, kad buvo galimybė prie jos prisidėti, pasižiūrėti, kad ta knyga būtų verta skaitytojo, kad ji būtų skaitoma, suprantama. Be abejo, žmogui paėmusiam ją į rankas ir nežinančiam visiškai, kas tai yra, galbūt kartais bus nelengva suprasti tam tikrus terminus, bet manau, kad viskas yra gražiai nuosekliai paaiškinta ir besidominti žmogus tikrai galės suvokti, susidėlioti viską, kaip viskas vyksta ir kaip yra. Šiaip jinai gali būti pas kiekvieną pokerio žaidėją ir ne tik pokerio žaidėją. Bet jeigu pažiūrėsi turinį, be abejo, tai profesionalas jisai čia iš tikrųjų nelabai ras savo naudingos informacijos, nes jisai daugelį dalykų žino. Ir visą laiką pokeris yra žaidimas vis dėlto, kuriame yra daug strategijų ir nuomonių ir pozicijos aiškinimų, kaip viskas yra. Kiekvienas profesionalas turi savo nuomonę ir jisai bet kada gali prisikabinti ir nesutikti su dėstančio šioje knygoje, tarkim, kažkokias tai strateginius kažkokius tai niuansus, detalės. Naujokui tai čia yra idealu, profesionalui galbūt pagilinti žinias tik tai apie istoriją pačio pokerio. Dažnai labai aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad daugelis pokerio žaidėjų, bent jau tie, kurie žaidžia dažnai, jie nežino daugelio istorinių faktų, kas yra iš tikrųjų minimum įdomu, kartais ir svarbu žinoti, mano nuomonė, jeigu žaidži žaidimą. O vidutiniam žaidėjui tai yra irgi gera knyga turėti namuose. Gražios nuotraukos, galų gale labai kokybiškai padaryta ir tai yra plačiai auditorijai labiau skirta negu siauram ratui pokeristų.